Kai rytas aušta virš laukų, rasos spindi ant žolynų, Raimondas kelias be vėlavimų, seniūnaitis vėl darbus pradeda nuo ryto. Žvilgsniu jau mato, kur ir ką daryt, lyg vėjas lekia per Kilučių gatves, pasisveikina šiltai su kiekvienu, nes pažįsta čia kiekvieną veidą ir širdį. Kur medis nulūžta, jis jų vietoje, kur griovys pilnas su kastuvu rankoj, kur reikia šventės, jis su idėjom, kur liūdna, jo juokas nušviečia dieną. Senoliai šnabžda, tai žmogus iš aukso, vaikai linksmai šaukia, ei Raimi, net šuo nulenkia galvą pro vartus, jaučia žmogų, kuriuo pasitikėti gali. Per tokas jis pirmas su kastuvu, per šventės paskutinis, kas šviesą išjungia, pamato, ko trūksta ir polkutė šoka su 3 kartom iš eilės, kai reikia parašų, jis juos surenka. Kai prireikia drąsos, jis ją pats atneša, net kai dangus būna pilkas ir sunkus, Raimondo šypsena viską praskaidrina. Kilučiai džiaugias turėdami tokį vyrą, išklauso, padeda, švelniai patarė, seniūnaitis, o širdį poetas, ir jei reiks pirtį pastatys per savaitgalį. O kai nusileidžia vakaras ramus ir tyla nusėdant laukų, Raimondas dar apeina visus kiemus, tyliai paklausia, ar viskas gerai.